Cheers. 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 Wow. Labas rytas, mes ir vėl sveikinamės iš oro uosto. Šiandien varom pas draugų į Albaniją, kurie mėnesį gyvena Albanijoje. Jau mėnesį ten? Jo. Tai dabar laukiam skrydžio į Londoną, iš Londono skrisim į Tiraną ir Tiranai mūsų atvarys pasiimti draugai. O dabar pusryčiaujam, pasiėmėm kavutės, Tomas padarė kažkokių savo firminių Mano vadinami rolsų. cigariukai. Su mėsyte ir salota ir agurkų. Jo. Avokadas dar. Jo, ir avokadas. Avokadų užtepėlė. Mes Albanijoje jau. Su Tomu, kadangi taupėm, tai atskirai skridom, tai dabar laukiu jo išsipant. Štai ir Tomas. Mes Albanijoje pasiėmėm dešrainių. Dešraininiai. Ir mes esame susitikę su savo draugais. Hello. Friends, finally. With the locals of Albania. Dabar yra 10 valandų vakaro. Mes dar su Tomu nemiegoję esam. Dabar ieškom parduotuvės, kuri dirba, nes jau atvažiavom pas draugų į Diurės miestelį. Tai varysim apsišopinti ir tada varysim namo ilsėtis, nes rytoj yra visokių planų pavažinėti po Albaniją, po pietinę dalį. Tai šiandien reikia jau varyti namo pailsėti. Bet žodžiu, dabar esam Diurės miestelį, einam palei jūrą, chebrytę priekį. Rytas mes atsikėlėm, dabar varom paieškoti, kur galim išgerti kavutės. Tai žodžiu, susirasim kavos kažkur, kur išgerti ir varysim biškį pavažinėti čia. Po vidurinį Albanijos dalį varysim prie ežero ir varysim gal ant vieno kalno. Tiesiog gatvėj salotas ir kopūstai auga. Tai svabūna laiškai. Vat, čia gal į šitą restoraną, kas ateina. Čia turėtų būti turgus. Konteineris, va. Atėjom iki jūros. Šiaip dabar yra gal koksai 14 laipsnių, bet biški vėjuota ir apsiniaukia. Biški šalta. Bet mes esam at the Paradise Beach. Truputį reikia čia sutvarkyti. Nelabai truputį. Tik biškį apleista. Ne, šiaip realiai, jeigu sutvarkius, tai čia labai nice būtų, bet kaip supratom, šitas Diurės miestelis, kiek Kristina ir Gigi pasakoja, biškį trešį apskritai yra, tai kad ir dabar žiemos sezonas, bet net vasarą tipo būna. Taip pat realiai. Tai va. Šiaip tai aфиgenai būtų čia. Wow, kiek šiukšlių. Ne visai taip, kaip įsivaizdavau. Ten šuniukas guli. Ir čia dar. Čia labai daug šunų laisvai laksto, bet labai gražių. He's horny. He's horny a bit.
Nelabai čia gal į tą Diures verta varyti. Tropicana Beach'as. Esam dabar Tropicana Beach. Turim aikštelę, pakėlimus pardavinėja. Blema, kaip gražu būtų čia sutvarkius šiaip. Taip. Žodžiu, investuotojai, investuokit į Diures Albanijai. Yra potencialo tikrai. O pas mus ateina. We had talking beach. Žodžiu, ten yra tiltas, kur mes turėjom eit per jį, va ten. Bet jis yra sulūžęs per patį centrą ir dabar lyja, tai biški pavojinga juo eiti. Tai galimai mums nepavyks, bet labai norėjom. Nebent rasim kitą tiltą, nes čia daug tokių tiltų. Bet dabar esam labai gražioj vietoj, prie ilgo labai ežero, daug kalnų. Labai faina. Sustojom prie užtvankos, žiauriai cool atrodo. Ten už šito yra ežeras, tai šitą kai atidaro, čia belė kiek, belė kokią srovė vandens pareina. Gali mane čia nufotkint ant kelio? Neturiu telefono. Taxi, Are taxi! you stupid? This is a person, this is standing person here. But why you stay in the middle of the road? What the driver, what the Come fuck? on, go in the car. Kita stotelė. Prie labai gražaus tilto. Noriu čia nuotraukos. Čia kaip tie Lenkijos tiltai, bet čia upė apačioj. Na, čia geriau. Čia belė kaip nice. Va mašina važiuoja. Crazy man. And their games. When you come to Albania, what are you doing? You just drink the rock? Okay, let's not move. Let's just from the wood. No problem. Kas čia per projektas? Oh no, there is some rock right on the... Čia tik bernai taip sugalvoja. Kadangi akmuo yra labai sunkus, dabar jis stumiamas link mūsų. Oh my god, it's gonna be so fun. Nerekomenduojama to daryti Lietuvoje. It's okay now. Čia pasisveikino?
It's okay now. One more. Okay. With the foot. 2, 1. Whoa! It's worth Sorry, fishes. it. It's worth it. Okay, in case of viper. Projektas įgyvendintas. Čia gražiausia vieta Diurėse, kokią aš esu mačiusi per 2 dienas. Atėjom į fancy Diurės vietą labai. Žodžiu, čia investavus tikrai yra potencialo atgaivinti šitą miestą. So this is called the convex dome. The convex dome. Va, naujas viešbutukas, koksai statosi prie pat jūros. Ir dar koks tiltas gražus. Bus čia vaizdų gerų pro langus. Okay, I'm done. I'm done. Taigi, čia diena Albanijoje. Prognozės nelabai kokios, biškilyje. Lietingos. Bet nieko tokio, mes vis tiek leidžiamės į kelionę. Važiuojame į vieną miestelį, Berat. Tada važiuosime kažkur kitur dar. Tada dar. Ir sustosime kažkokiam dar vieną miestelį apsistoti. Sėkmės mum ir mūsų komandai. Let's go, team! Atvykti į pirmą tašką Berat. Miestelį kalnuose labai kol kas atrodo gražiai. Biškai rūkė paskendęs, bet vis tiek labai nice. Hello. Lašė lašas. Trumpam užsukom kavytės ir visi geria čia tik vyrai kavą, kažkaip moterų nesimato. Yra viena moterytė. Ir visi marozai. Nu. Čia turbūt mano latė padarė išsinešimų. Ką manai apie puodelį? Labai gerai. Cheers. Cheers. Coffee cheers. Yeah, Vlogmas. Vlogmas. Thank you, bye. Lyvinam mūsų kavutę. Bye, have a nice time. Bye. Norėčiau tokio medžio namie. Sineți mi shqiptariu çajini. Ah, Kala. Keshtieli. Do ulesh prap, do ik... Ah, d'accord. Okay. Thank you. Thank you. To say thank you, it's faleminderit.
Faleminderit. It's so long, eh? She's so nice. Yeah. Talk now. Talk now, Grandma. You can talk here and it's gonna translate. Faleminderit. Faleminderit. Šiaip žiauriai faina, norėčiau tiesiog žiūrėti. Daug rankų. Varom dabar į pilį. Pamiršau, kaip vadinasi šis miestelis? Bergat berods. Tai einam į pilį, nėra visiškai turistų. Ir tai žodžiu, matysim nuo kalno visą miestelio gal vaizdą. Pamirškit paspausti like, subscribe, parašyt komentarą. Mes vizituojam Albaniją žiemos metu, o vasaros metu turėtų čia būti iš vis bele ką. Netgi citrinų prisiskrypti. Ir taip skaniai kvepia. Galėčiau uostyti ir uostyti, taip norite. Prisiskynėm citrinų žiemą. Yra mandarinų, apelsinų. Pasiekėm tašką. Wow, this fog looks so mysterious. We should go to another side. This fog has... Careful. Nelabai kas matosi per rūką. Look, kaip jie gerai atrodo. I think soon we won't be able to see each other because the fog is coming. What? The fog is coming! Soon we won't see each other because the fog is coming. Yeah. Hello. So I had lack of fun. Then Wow. Mes gyvenam su daug kačių. a red nose. Huh? Mmm. Amazing. But did you know that Albanian flag has an eagle and it's just an eagle with two heads? It's not two eagles like this, like back to back. It's one eagle like this, Like this. No. like this, with two heads. Whoa. Oh my god. Be careful. Whoa! What is it? Let me record and I'll move on. Oh my god. What? Crazy. Ah, looks stable. Oh, but there are stairs, we can go take a swim.
tiesiog wow, Albanijos gamta yra. Belė, ką mes dabar stovim ant 2000 metų senumo pilies. O, He went away. It was the dog. Lipam žemyn. Labai reikia atsargiai. Žodžiu, mano įspūdžiai tokie, kad Albanija šiaip yra žiauriai graži. Gamta nereali. Istoriniai pastatai irgi labai faini. Albania! Yay! Of course. Of course. He's screaming Albania. Turime beveik ekstremalias sąlygas Albanijoje. Žalia kaip lyja. Ir griaudėja. Ir esame labai šlapi. Labai tiesiog. I want this one. Labai, bet Tobi su popierium, manau. Kristinos kelnes permirkusios. This is glorious. Tai va pasisekė su oru. Thank you. Niekad nemačiau tokio alaus pateikimo. Kaklelį išvolioju druskoje. It's salt? Yeah. That's So nice. And? Good? Can you give me cash? Kaip skaniai atrodo. Šitos daržovės. Reality of our trip. Making a pizza. We have no electricity, but we are baking pizza. Amazing. Labas, aš sveikinuosi iš ateities žodžių. Editinu dabar vlogą ir supratau, kad labai kažkaip pamirštu daug ką paminėti. Vlogindama mokysiuos šito dalyko, bet ką norėjau pasakyti, kad mes važiavom Albanijoje į Durrës miestą ir realiai labai nerekomenduojam važiuoti į šitą miestą. Aišku, mes važiavom žiemą, kur nelabai gal ir kas važiuoja tokiu sezonu, bet net vasarą tenai gana apleista, netvarkinga. Toks ne visai fainas miestas, jis labai pigus, apartamentai tenai labai pigiai kainuoja. Tai jeigu norit pataupyti pinigų, bet nebijot diskomforto, šiukšlių ir labai daug apleistų pastatų, statybų, tai tada viskas ok. Bet ir paplūdimiuose pilna šiukšlių ir panašiai tenai. Tai į šitą miestą šiaip nerekomenduojam varyti, bet tokie kaip Vlorė ir kiti miesteliai, kuriuose buvom, tai žiauriai rekomenduojam. Šiaip Albanija yra labai pigu. Palyginus su visą Europą, gamta žiauriai graži. Vien dėl gamtos žiauriai apsimoka. Vien varyt pahaikinti į kalnus, prie ežerų. Šiaip yra labai daug visokių gražių vietų, ne tik prie jūros, bet ir pačiuose kalnuose. Žodžiu, gamta tai nereali, tai vien dėl gamtos labai verta grįžti. Ir tai yra važiuoti. Tai va, Albanija kol kas nelabai populiari tarp turistų, kažkaip visi jos prisibijo, ten nėra tvarkinga, ten nėra sutvarkyta, tenai ir eismas nekoks, keliai irgi nekokie. Žodžiu, yra daug minusų, bet verta dėl gamtos, dėl pigių kainų. Žmonės irgi gan draugiški, aš biški išsigandus buvau, nes ten visi tokie maroznai atrodantys žmonės, atrodo biški pikti iš veido. Bet visi padėjo, jeigu reikėdavo, visi gan draugiški, jeigu reikdavo kažko surasti, padėdavo surasti. Tai rekomenduojam nuvaryti į Albaniją tikrai ir būtinai po gamtą, kiek labiau po gamtą pasivažinėti, nei po miestus. Tai va, o šiaip, jeigu pažiūrėjai iki galo ir jeigu patiko šitas vlogas, spausk like, tai like, share, subscribe būtinai ir
Iki pasimatymo.